Kremliaus propagandistai nuolat stengiasi suversti kaltę dėl maisto krizės Ukrainai, melagingai teigdami, kad ji neeksportuoja savo produkcijos į šalis, kurioms jos labiausiai reikia, pavyzdžiui, Afrikos valstybės. Dezinformacijos naratyvas taip pat remiasi sąmokslais, kuriuose teigiama, kad Ukraina tiekia grūdus ES kaip užmokestį mainais į karinę pagalbą. Tačiau šie teiginiai yra nutolę nuo realybės. Pati Rusija savo išpuoliais prisidėjo prie grūdų trūkumo. Šių metų Liepos 19 dieną raketų smūgiai Odesoje sunaikino 60 000 tonų grūdų ir sugadino sandėliavimo infrastruktūrą. Karo pradžioje Rusija įvedė Ukrainos uostų Juodojoje jūroje blokadą, todėl iš karto sutriko pasaulinės tiekimo grandinės. Russia is responsible for denying food to people who are desperately needed around the world. Skaičiuota, kad iki 2022 rugsėjo karas paveikė beveik 16% Ukrainos grūdų saugyklų. Rusijos ginkluotosios pajėgos užgrobė, sunaikino arba apgadino šiuos objektus. Teiginiai, kad didžioji dalis Ukrainos grūdų eksporto keliauja į ES, o ne į besivystančias šalis, yra nepagristi. Jungtinių tautų Juodosios jūros grūdų iniciatyvos duomenų bazėje, kurioje stebimi visi laivų judėjimai pagal susitarimą, atskleista, kad nuo 2023 Liepos 57% eksporto teko besivystančioms šalims. Pagal šią iniciatyvą Ukraina galėjo eksportuoti beveik 33 milijonus tonų grūdų ir kitų maisto produktų. Kremliaus propagandistai nutyli faktą, kad didžioji dalis ES ir išsivysčiusių šalių gautų produktų dažnai yra perskirstomi į galutinę paskirties vietą arba perdirbami eksportui. Ir galiausiai tiesiog nėra jokių konkrečių įrodymų, kad Ukraina parduoda grūdus ES mainais į karinę pagalbą. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasidalinti savo mintimis komentarų sekcijoje ir sekite mus socialiniuose tinkluose.